60% pacientų iš vis būna net nieko nejaučia, arba tokius labai paprastus simptomus kaip galvos svaigimas, bendras silpnumas, kažkam gali gal oda paniežėti, kitas gali pastebėti šlapimo, išmatų pokyčius. Tai tokie labai kartais ir nespecifiniai, kasdien nesusimastantis mums gali būti simptomai, bet iš tikrųjų jie gali įrodyti jau beprasidedančią kepenų pažaidą. Jeigu kilo įtarimas, kad su kepenim yra kažkas negerai, reiktų atlikti liaudyje vadinamus kepenų funkcijos tyrimus. Gydytojas gali paskirti ir nustatyti kepenų fermentus, pigmentus bei baltymus. Ir būtent šitie tyrimai padės nustatyti ne tik tai, kad kepenys pažeistos, bet ir kurioje vietoje. Ar tai sutrikus sintezė, ar tai pažeistos jau kepenų ląstelės, o galbūt sutrikę tulžies nutekėjimas. Mes labai įpratę, kad jeigu jau pagelto akys, tai jau mūsų bilirubinas padidėjęs. Bet iš tikrųjų tai bilirubino gali padidėti ir dar akys būti negeltonos, o galbūt gali padidėti ir tulžies rūgščių kraujyje ir tada mums tiesiog gali būti nepaaiškinamos priežasties niežulys. Todėl labai svarbu, jeigu įtarėt, kad kepenim gali būti kažkas tai negerai, kreipkitės ir gydytojai atliks tyrimus. Žinoma, jų yra žymiai daugiau, todėl kad priežasčių, kurios gali pakenkti kepenims, yra daug. Tai ir vario apykaita, tai ir tas pati aterosklerozė, tai ir įvairios virusinės ligos, autoimuninės ligos ir netgi kepenų vėžys. Sveikos kepenys yra lygios, gražios, negrublėtos, kepenų kampas yra, kaip sakom, smailas, vizualiai jų dydis, kaip sakant, parametrai yra normos ribose iki 15-16 cm dydžio matuojant. Pažeistos kepenys yra jos labiau grublėtos, gali būti, kaip sakom, dismetabolinės, suriebėjusios, kampas kepenų būna bukas, ir be abejo, jos būna padidėjusios, virš 16 maždaug būna 20. Kartais net ir didesnės kepenys. Kepenų pažeidimui nustatyti labiausiai tai tinkami yra kraujo tyrimai arba, aišku, detalesni vaizdiniai tyrimai kaip kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas. Kepenų echoskopijos metu įsivertinam labiau struktūrinį kepenų vaizdą, o priežasties nustatymui dažniausiai daromi yra kraujo tyrimai. Kepenų neskauda. Tačiau jeigu jūsų gydytojas pasakys, kad sutrikę kepenys ir nustokite piktnaudžiauti alkoholiu, nemeluokite nei savo, nei gydytojui, nes kepenys labai aiškiai pasakys, parodydamos, kad jūsų kepenys kenčia nuo per didelio alkoholio kiekio. Lietuvoje dėja alkoholis yra numeris 1 kepenų pažeidimo, mechanizme. Neikite priduoti kraujo tyrimų dėl kepenų tyrimų, jeigu iš vakaro vartojate alkoholį arba linksmai švenčiate, tikrai rezultatai bus iškreipti. Kepenys pasveiksta priklausomai nuo pažeidžiančiojo veiksnio ir kiek tas veiksnys yra sukėlęs kepenų pažeidimą. Tai labai įvairiai, sakykime, bet dažniausiai prie lengviausio kepenų pažeidimo, kas dažniausiai būna, sakykime, kepenų suriebėjimas, reikėtų vartoti vaistus, papildus bent 3 mėnesius. Kepenų sveikatai labai svarbu dieta. Ir dažniausiai rekomenduojama viduržemio jūros dieta. Žinoma, kuo mažiau dirbtinai apdoroto maisto, kuo mažiau saldiklių ir, žinoma, nepiktnaudžiauti alkoholiu. Jeigu tai nepadeda, tai jau atsiranda hepatoprotektoriai ir tam tikri papildai, kurie padeda atsistatyti kepenų ląstelėms.